Sveiki, aš Kristianas Andrulis ir štai žaidžiu finalinį stalą. Deja, neinasi taip, kaip norėčiau. Pradėjau kaip vienas iš lyderių, tačiau nepasisekė keletas didelių rankų. Bet ką darysi, likom 7, nemažai mūsų turi nedaug. Gerai žinau, kaip žaisti šitą stadiją, ir žiūrėsim, kaip jau kortas sukris. Ilga kelionė, jau net neprisimenu daugumos, net ir pasidvigubinimų ar didelių rankų. Tačiau pirma diena, kaip visada, buvo labai sunki ir sunkiai ėjosi. Visą dieną buvau mažas, niekad neturėjau didelės steko. Ir į antrą dieną atėjau su nedideliu žetonų kiekiu ir kaip ir jau antrą kartą taip vyksta. Į antrą dieną atėjus, iš karto ateina kažkoks tiesiog labai gerų situacijų krūva ir pavyksta labai paauginti tą savo žetonų kiekį ir užsiauginti neblogą pilį. Tai taip ir dabar buvo. Antra diena buvo labai viskas smagiai, gerai žaidėsi, gerai ėjosi. Ir pralaiminėjau, ir laiminėjau, bet pabaigiau labai gerai. Tai tokia ir buvo ta kelionė. Iš tikrųjų, tai čia šimtai tų rankų net neprisimenu. Atrodo jau kaip būtų prieš savaitę viskas vykę, nors vyko tik vakar. Tiesą sakant, nelabai kažką be pokerio veikiau. Daugiau mažiau žaidžiu turnyrų daug. Kai tik iškrentu, lekiu žaisti grynųjų pinigų žaidimų. Pradžioje pavykdavo išlysti į baseiną į lauką truputėlį, pasideginti ar ten į sporto klubą nueiti, tačiau Vegase kažkaip čia žmonės labai keistai gyvena, lauke plus 40, o viduje jie laiko vos ne 16 laipsnių, tai nors sirgau prieš metus, bet vėl atvykęs į Vegasą susirgau ir dabar toks truputį sirguliuojantis visas, tai belieka vienas malonumas pokeris, o vėliau žiūrėsime, gal ir kažką linksmesnio.